Sveiki, čia Teismo Vikingas. Noriu pakalbėti apie žemę. Taip, kiekvienam lietuviui brangų dalyką. Turbūt puikiai žinote, kad nieko nėra brangiau už namą ir šalia jo esantį gamtos lopinėlį. Bet štai nuolat atsiranda gobšuolių verslininkų, kurie kėsinasi ir dėja užgrobė jūsų žalią lopinėlį. Iškerta medžius, išrausia duobes, pastato sieną, pastatus ir neturėtų jau tos gamtos. Į gamtą pasivaikščioti ir pakvėpuoti grynų orų važiuoji per kamščius automobiliu ar autobusu. Deja, toks gyvenimas. Nebejoju, kad ši istorija sukels ir prezidentinį skandalą. Šiandien pakalbėsime apie Vilniuje vykdomas nelegalias statybas, gyventojų kovą su valdžia dėl antiįstatymiškų leidimų. Prisipažinsiu, aš pats netikėjau, kad Vilniuje toks bardakas su statybom, bet gal aš klystu. Lietuvos sostinėje, kur žemė brangiausia, daugiabučiai dygsta kaip grybai po lietaus. Lai plečiasi iš kraštų. Bet čia ne tas atvejis. Čia tas atvejis, kai senuose miegamuosiuose rajonuose Vilniaus miesto valdžia išduoda leidimus statyti daugiabučius pažeidžiant įstatymus. Blatas ir ryšiai visur duris atidaro. Štai Vilniuje tarp dviejų vaikų darželių Raktelis ir Žiburėlis, Kavaliuko gatvėje 14, viena tokia pagarsėjusi firma NT valdymo koncernas, kurios vadas, kaip rašo spauda, už įtartinas aferas iš Vilniaus miesto savivaldybės išmestas verslininkas Rimantas Jurkšas. Įdomiausia, kai suvedi Google Rimantas Jurkšas, iš karto išmeta jo aferų aprašymus. Bet dabar ne apie tai. Tai va, šitas Jurkšas nutarė pastatyti, kaip jūs manote ką? Ogi 3 daugiabučius. Taip, ne 1, ne 2, o 3. Vietoje, kur vaikai su rogutėmis važinėjo, žaidė kamuoliu, turėjo sporto aikštelę, miesto valdžia nusprendė nieko tokio. Vaikai geriau tegul pakampėse parūkys, alaus pagers, eis žaisti į kitus kvartalus su rogutėmis, lai į mišką važiuoja. Čia daugiabučiai. Geriau ir miestui, ir gyventojams. Statybos leidimus ir planą patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamentas. Kame konfliktas, jūs paklausite? Aš geriau jums parodysiu. Pradžioje, kai vystytojai planavo statybas, kelią link daugiabučių buvo numatę iš Pilaitės prospekto. Štai čia. Pro garažo masyvus. Bet deja, garažo savininkai užsiprašė per didelės sumos ir tada verslininkai ėmė ieškoti pigesnių būdų. Ir žinoma, rado. Rado valstybinę žemę, kuri nieko nekainuoja ir suderinti su savivaldybės tarnautojais nesunkiai pavyks. Jie jų kišenėje jau senai sėdi. Taip ir atsitiko. Štai pro čia iš Kavaliuko gatvės ir pro čia iš Laisvės prospekto ėmė riedėti sunkiasvorę techniką. Nukirto keliasdešimt 50-mečių liepų, pradėjo kasti sporto aikštelę, kalniuką rogutėms. Suprantama, tai nepatiko aplinkiniams gyventojams. Štai gyventojai rašo peticijas, raštus teritorijoje išrinktam ir jų interesus atstovaujančiam Seimo nariui Sauliui Skverneliui, teritoriniam policijos komisariatui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, statybos inspekcijai. Kaip dažniausiai ir būna, policija, visuomenės sveikatos centras ir savivaldybės tarnautojai rašo, kad viskas ten tvarkoje, niekas nepažeista. Prie 2017 m. spalio 19 dienos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto leidimo statyboms prisidėjo pats Vilniaus miesto savivaldybės vyr architektas Mindaugas Pakalnis. Bet žinote, kas man įdomiausia? Ogi kaip jis veidmainiauja ir patarnauja verslininkams. Štai 2018 m. spalio 26 d. buvo suorganizuotas gyventojų ir statytojų susirinkimas. Į jį buvo pakviestas vyr architektas Mindaugas Pakalnis. Matote jo pavardę. Ir štai ką jis sako, cituoju.
neatsižvelgiant į savivaldybės pastangas, kad sovietmečio gyvenamuosiuose rajonuose nebūtų atkuriamos nuosavybės teisės ir žemė natūra nebūtų gražinama, teismo keliu nuosavybė atkurta. Vilniaus miesto bendrajame plane teritorija patenka į didelio intensyvumo gyvenamąją teritoriją. Į ką? Aš tau, Mindaugėli, pasakysiu. Ir tegul būna atkurta ta nuosavybė. Tu svarbiausia ją neleisk statybų, neišdavinėk leidimų statyti, negriozdink Vilniaus. Bet įdomiausia, kad nuosavybę atgavę žmonės parduoda ją apsukriems verslininkams, kurie jau iš anksto žino, kad tu, Mindaugėli Pakalni, išduosi leidimus statyboms. Va čia didžiausia mūsų biurokratų problema. Jūs apie save pagalvojate, o apie Vilniečius? Nusispjautau Vilniečius, sėdit kišenėje visokiems jurkšams ir aišku viskas su jumis. Atvažiuok pats pagyvenk arba išduok leidimą, kad tau po nosim daugiabutį statytų. Ką, bijai? Nepatinka? O tai ko taip? Ko kitiem po nosim leidė statyti? Skaitykime toliau, ką pasako Pakalnis susitikime su gyventojais. Šiai teritorijai modernizacijos projektas nebuvo parengtas, nepaisant to 2016 metais Vilniaus miesto savivaldybė suderino daugiabučio gyvenamojo namo šiame sklype projektinius pasiūlymus ir vėliau išdavė leidimą statybai. Jei būtų panaikintas leidimas statybai, savivaldybė turėtų sumokėti statytojui kompensaciją, kuri būtų mokama savivaldybės, tai yra visų gyventojų sąskaita. Žinote, ką man primena Pakalnis? Pats Pakalnis išdavė leidimą, o dabar stebisi, kas išdavė. Pats supranta, kad už tai reikės atsakyti ne gyventojų pinigais, o tavo Pakalnį pinigėlius teks sumokėti už neteisėtą leidimą. Ir dar kas linksma, jis sako, savivaldybė suderino daugiabučio projektą. Ne daugiabučio, ponas Pakalni, o 3 daugiabučių. 3. Kaip protokole parašyta, susirinkimo dalyviai klausė, kas išdavė leidimą daugiabučių statybai, medžių kirtimui. Pakalnis, Jurkšas ir Striukas atsakė į visus klausimus. Jokinga. O tai kur protokole atsakymai? Klaunai jūs. O atsakymų nėra protokole. Žinote kodėl? Todėl, kad posėdžio pirmininkas daugiabučių užsakovas ir vystytojas Rimantas Jurkšas, o posėdžio sekretorius statybos plano rengėjas Dalius Striukas. Ir štai atsitinka neįtikėtinas dalykas. Statybos inspekcija patikrinusi skundą nustato, kad statybos leidimas išduotas neteisėtai. Štai jų rašte parašyta, pažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Vadinasi, ne viskas skaidru. Statybos inspekcija ima ginti gyventojus teisme. Ir 2018 birželio 15 teismas priima nutartį stabdyti Vilniaus miesto savivaldybės išduotą statybos leidimą. Štai apeliacinė nutartis. Nuorodą, kaip ir kitą informaciją, įdėsiu po klipu. Paskaitykime statybos inspekcijos argumentus. Leidimas, kurio pagrindu atsakovas UAB NT valdymo koncernas intensyviai vykdo statybos darbus, galimai išduotas neteisėtai ir nepagristai. Statybos darbai vykdomi greta kitų daugiabučių namų bei vaikų ugdymo įstaigų, kurių gyvenimo kokybei turi įtakos statybvietėje keliamas triukšmas bei dulkės. Panaikinti žalieji plotai. Savivaldybė kartu su Jurkšo kompanija bando gintis, bet deja teismas stabdo statybas. Atrodo, kad užpakaliukas ne tik verslininkam, bet ir savivaldybės vyr architektui Pakalniui ima svilti. Dėdė suklydo, pažeidė įstatymus. Kaip jūs manote, ar verslininkai, ypač tokio kalibro, susidūrę su sunkumais, neranda išeities? Žinoma, randa. Ir nepatikėsite, kaip ir kokiomis priemonėmis. Bet pradžiai paskraidykime dronu virš statybų ir apsižvalgykime. Štai matote statybvietę. Vieną darželį, kitą darželį, zoną, kuri kažkada buvo žalia. Kaip matote, aplinkui daugiabučių ir taip galybė. Obuoliui nėra kur nukristi.
Buvo graži vieta jaunimui, senimui, jaunom šeimom, mamytėm pasivaikščioti. Statykite savo daugiabučius naujose rajonuose, kur dar nėra infrastruktūros. Plėskite Vilnių, pritraukite investicijas, bet ne. Žymiai paprasčiau jau sukurtoje vietoje išrausti, išknisti ir užstatyti taip, kad nėra kur pasisukti ir oro įkvėpti. Pasijungti vandenį ir dujas nuo šalia esančio namo. Nei naujai kurti infrastruktūrą. Kam investuoti? Atkreipkite dėmesį, kiek metrų nuo Lenkų darželio raktelis stovės daugiabutis. Aš specialiai nuvykau ir išmatavau. Prieiname prie darželio tvoros, štai matome atstumą. O čia štai mūsų tvora. Nu ir tikriausiai matote, kad nuo tvoros per kokius, 5 metrus maksimum turbūt. Statoma daugiabučio siena. 5 metrai reiškia nuo darželio tvoros. Štai. Ir dabar pažiūrėkime, kiek nuo tvoros iki pačio darželio bus pastatytas daugiabutis. Tai jeigu čia yra, gerai, 5-7 metrai. 5-7, va, kranas darbuojas įsijuosęs. Tai dabar pažiūrėsim, kiek nuo daužo. Vaikučiai lyg ir miegot turėtų, bet daužos pardo čia nieko tokio. Tada pasižiūrėsim, kiek nuo sienos iki darželio sienos likęs atstumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu ir 10 metrų reiškia nuo sienos turim. Kaip matote, atstumas juokingas ir pavojingas. Kuo pavojingas, paklausite? Pamastykime. Tokiu atstumu nuo mažamečių vaikų stovės daugiabutis. Tai yra, maži vaikučiai žais grupėse, eis miegoti į lovytes, o kažkokie gyventojai ramiai savo pro langą juos stebės. Nesakau filmuos, bet kas ten žino. Kokie asmenys galės laisvai išsinuomoti butą ir kaži ką savo daryti. Kitas dalykas dėl triukšmo. Kas užtikrins, kad kažkoks veikėjas alaus bokalą pasiėmęs nešeis į balkoną ir nepasileis garsiai muzikos, kai vaikai už kelių metrų miego norės? Ar pasimokinti su auklėtoja? Kas atsakys? Pakalnė. Tas vaizdelis, kurį nupiešiau, manau, aiškiai parodo, koks absurdiškas sprendimas leisti statyti čia daugiabučius. Patikėkite, aš to nenorėčiau nei savo, nei svetimiems vaikams. Bet grįžkime prie verslininkų uodegos sukimo ir bandymo truks plyš pastatyti namus. Kaip minėjau, teismas sustabdė leidimą statyti. Verslininkai suprato, kad žmonių nepalenks į savo pusę ir su jais nesusitars. Todėl štai ką jie padarė. Atsimenate, sakiau, kad vaikų darželis raktelis yra Lenkų. Tai va, gyventojų nepaslinko, o štai Lenkus paslinko. Taip, paslinko. Verslininkai su statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį, kad pro senus daugiabučius nevažinės statybų transportas ir būsimi naujų daugiabučių gyventojai. Panagrinėkime šią taikos sutartį įdėmiau. Neįtikėtinas teisingumas. Pradžiai pažiūrėkite, kas bylinėjasi. Statybos inspekcija ieškovas, Vilniaus miesto savivaldybė atsakovas numeris 1, Rimanto Jurkšo UAB NT valdymo koncernas atsakovas numeris 2. Ir gyventojų interesus atstovaujančių nėra nei kvapo. Na, bet okei. Skaitykime toliau. Statybos inspekcija prašo pripažinti negaliojančių savivaldybės leidimą. Per 3 mėnesius UAB valdymo koncernas savo lėšomis pašalina statybas ir sutvarko statybvietę. Jei jie to nepadarys, inspekcija tai padarys koncerno lėšomis. Bet Vilniaus miesto savivaldybės direktorius, manau, skubos tvarka 2018 lapkričio 6 patvirtina revitalizacijos planą. Pabandykite, gerbėmieji piliečiai, patys birželio mėnesį teisme gauti sprendimą apie nelegalias jūsų statybas,
O jau lapkritį savivaldybės direktoriaus įsakymų įteisinti statybas. Pavyks, manote? Be šansų. Taigi, koks susitarimas pasiektas? Lenkų darželio teritorija mažinama. Štai matote planą, kuriame aiškiai pažymėtas kelias, kuriuo važinės šimtai būsimų daugiabučių gyventojų. Lenkų darželis Raktelis priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Tai va, savivaldybės biurokratai paslinko Lenkų darželio tvorą kokiais 5 metrais ir vuolia, verslininkai vėl turi pro kur važiuoti. Taip, kokiais 200 kvadratinių metrų sumažino Lenkų darželio teritoriją ir viskas čiki. Sakysite, kaip darželio direktorė gynė savo valdas? Niekaip. Ją skiria ir atleidžia miesto valdžia. Na, o ką Lenkų vadas Tomaševskiai tą pasakys? Kaip jums tokia draugija keblumų nesudaro, ar ypač dabar, kai jūs einate į prezidentūrą? Palauksime, sužinosime. Jis juk kandidatas į Lietuvos prezidentus ir, manau, gins Lenkų tautybės gyventojus ir jų vaikus. Aš tai tikrai ginsiu. Beje, maža detalė iš taikos sutarties. Stebėkite, kas atlygina bylinėjimosi išlaidas valstybei. Atsakovas numeris 1. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybė. Tai yra visi Vilniaus miesto gyventojai. Tai yra ne Jurkšas su savo kompanija, kuri visą šitą košę užvirė, o mes, Vilniaus gyventojai. Ir kas dar pasakys, kad ne verslininkų kišenėje Vilniaus miesto savivaldybės biurokratai sėdite? Gėda, gėda, į gatves Vilniaus gyventojai greit išeis. Aš suprantu, kad kažkas norės mane apkaltinti rasinės neapykantos kurstimu. Bet gerbėmieji, jūs juk galite patikrinti minėtus faktus. Aš kalbu iš dokumentų, kuriuos matau prieš savo akis. Lauksime tęsinio. Manau, jis bus netikėtas. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, dalintis šiuo ir kitais vaizdo klipais. Ačiū už dėmesį. Na, pasižiūrėkime, kaip tvora dabar atrodo, kai ją paslinko ir kaip buvo anksčiau. Na, turbūt matosi, kad nupjauti krūmai, reikia arčiau. Štai nupjautas vamzdis vienas tvoros, taip, einam toliau antras vamzdis ir taip toliau. Žodžiu, šitoj vietoj ėjo tvora, truputėlį ją paslinko ir atsirado vietos keliui. Pamatuokim, ar šitą atstumą pravažiuos 2 mašinos. 1, 2, 3. 3 metrai. Ar pakankamai 2 mašinom prasilenkti? Nemanau. Teks pastumti šitą tvorą tenai. Logiška.